Aš turbūt negalėčiau su jumis pasisveikinti kitaip, kadangi atstovauju vyno sritį kaip į sveikatą. Ar jūs žinote, ar esate kada užuodę, kaip kvepia laimė? Tiesiog ar susimąstėte? Aš tai galiu padaryti kasdieną, aš ją užuodžiu, nes mes pardavinėjame laimę. Pas mus ateina laimingi žmonės, mūsų vyną gamina taip pat laimingi žmonės, jeigu laimės truputėlį trūksta, jie nusiperka, pasima draugas su savim kartu. Ar jūs esate kada girdėję, kaip kalba žemė? Ar esate kada su ją kalbėję? Garso. Message in a bottle. Message in a bottle. A message in a bottle. Message in a bottle. A message in a bottle. I'm sending out an SOS. What? Sending out an SOS. You got this. I'm sending out an SOS. Taip kalba Stingas apie žemę. Stingas yra vyndarys. Jisai Italijoje, Toskanos regione turi ir Paladžio ūkį ir mes prekiaujame jo vynu. Pirmasis vynas, kurį jis išleido į pasaulį, vadinosi Message in the Bottle. Tai yra žinutė, kurią jis sutalpino, ką jisai kalbėjo su žeme ir ką jis norėjo pasakyti apie vyną. Visi jo vyno buteliai yra pavadinti dainų pavadinimais. Matote keletą turbūt jums pažįstamų ir žinomų pavardžių. Jie yra gana žinomi pasaulyje. Jie visi yra vyndariai, išskyrus Winstoną Churchillį, kurio vardu Paul Roger šampano namai pavadino prestižkiuve kategorijos šampaną. Ir Winstonas Churchillis, kaip daugelis, kai būna klausimų protmušėse, koks jo mėgstamiausias būdavo gėrimas, šalia savo cigarų jis visada mėgaudavosi taurę šampano. Keletų iš tų žmonių vynai stovi mūsų lentynose. Kaip jūs įsivaizduojate, ar aš negaliu būti laiminga? Kai aš kiekvieną rytą atrakinusi parduotuvę, aš sakau, labas rytas, Stingai, labas rytas, Francis Coppola, labas rytas, Winstonai Churchilli. Jūs norite šiandieną būti su manimi, ar jūs norite kur nors iškeliauti? Ir jie man kažkaip tiesiog stebuklingai pasako, taip, šiandien aš noriu rasti draugą, kitą nei tave. Tai mūsų tas buvimas ir atstovavimas, mūsų lentynose stovi vynai asmenybės. Nežinau, ar teko kam nors, aš truputėlį pedukuosiu ir apie vyną tuo pačiu, girdėti tokią kategoriją vyno kaip mastižinis vynas. Nežinote turbūt, kas tai yra. Mastižinis vynas tai yra vynas, kurį gamina vyndariai kiekvienais metais vienodą, tokį pat ir kuris patinka žmonėms. Paprastai vyndariai negamino blogo vyno, nes tiesiog jį neparduotų. Kiekvienas yra suinteresuotas parduoti vyną ir nesvarbu, koks būtų šlykštus kvapas, ar kaip iškepta bandelė, ar kokios kategorijos automobilis, visi, kiekvienas daiktas ar kiekvienas žmogus randa savo draugą. Taip ir bet koks vynas, ar jis būtų mastižinis, ar kažkoks kitoks. O pas mus daugelis yra asmenybių. Kad suprasti truputėlį vyną, ugdyti savo skoninės uoslę, burną, reikia truputėlį treniruoti smegenis. Ir mūsų vynas dažniausiai turi išsilavinimą. Mes parduodame ir prekiaujame išsilavinusiu vynu, nes gamina šitie žmonės dideli. Ir jeigu jūs neturite vyniško išsilavinimo, tiesiog jūs kartais galite nesusikalbėti su vynu. Bet ar tai yra tik vynas? Ar mes galime kalbėti apie Karavadžio, apie Picasso paveikslus ir sakyti, kad tai yra tik tai
dažai ant drobės? Ar mes galime kalbėti apie Čiurlionio, Mocarto muziką ir sakyti, kad tai yra virpesiai ore? Ne, mes kalbame apie meno kūrinius. Vynas lygiai taip pat yra meno kūrinys. Aš atstovauju ir kalbu apie 7000 metų vyndarystės istoriją. Man yra didžiulė atsakomybė būti šitos bendruomenės dalimi. Tai aš darau apie 20 metų. Ar tai yra vynas? Kaip sakė Salvadoras Dali, žymus ispanų surrealistas, vynas tai yra emocijų, paslapčių, kūrybos šaltinis. Ir jūs turbūt žinote, kiek yra sukurta poemų, dainų, filmų apie vyną, inspiruoti būtent to vyno. Prieš tai kalbėjęs, kolega man kalbėjo daug apie gėrimus, bet aš manau, kad gyvenime visur turi būti saikas. Ir aš tiesiog papasakosiu tokią istoriją, kaip... Tai darome kitą. Niekada nesustoti arba išlikti smalsiu ir nuolat būti alkanu. Aš manau, kad čia niekam nėra naujiena ir kad bet kokiam versle, bet kokiam gyvenimo etape tai yra pakankamai svarbu. Mes vyno srityje dirbantys žmonės dažnai sakome, kad nereikia būti alkanu, bet reikia būti ištroškus. Tiesiog troškulys yra labai geras dalykas. Ir praeitos savaitės pabaigoje sugalvojau, kad mane troškina, kad aš noriu. Ir sužinojau, kad į vyno klubą atvažiuoja, vyno klubas yra mūsų, aš atstovauju vyno klubą, kuris yra Vilniuje, atvažiuoja vyndariai iš Italijos ir aš antradienį ryte anksti atsikėlusi, 10 valandą jau praragavau keliasdešimt itališkų vynų. Aš patenkinau savo troškulį. Labai džiaugiuosi, kad ten susirinko bendruomenė, kuri tikrai pati šviesiausia Lietuvos vyno bendruomenė ir šalia manęs atsisėdo dama, kur nepažįstama ir aš prisistačiau, ko aš esu Daiva iš Klaipėdos, iš vyno klubo, sako, aš jūs žinau, aš jūs seku socialiniuose tinkluose ir aš baigiau jūsų someljė mokyklą, mes turime ir someljė mokyklą ir aš jūsų darbdaviam pasakiau, kad jeigu jums reikės, jinai Kaunietė, Kaune rankų, aš noriu būti jūsų Klaipėdos Daiva Kaune. Man tai buvo pats didžiausias įvertinimas, kad gyvenime reikia daryti tai, ką tu myli, kuo tu žaviesi, degi, visuomet ateina tas rezultatas. Super uostytojais, super degustuotojais, super vertintojais gali būti kiekvienas. Reikia tik tai super atsipalaiduoti. Pakelkite rankas, kas esate klaipėdiečiai. Dauguma. Man neleis sumeluoti, nežinau, Benedikto turbūt nėra dar salėje, bet kad vynas yra vienas iš tų šventų gėrimų. Ir mes esame šventovė, ne tik tai laimės parduotuvė, bet ir šventovė, kadangi vienas iš pirmųjų Jėzaus stebuklų buvo vandens pavertimas vynu ir tai buvo lyg tai senosios sandoros virsmas į naują sandorą. Tai tai mes atstovaujame ir esame dar pašventinti tiesiog tokie. Ir jūs esate pašventinti klaipėdiečiai, kadangi jūs gyvenate ne unikalioje gamtinėje vietoje. Jūs gyvenate mieste, uoste. Jūs visi galite būti super uostininkais. Ir jūs visi galite super atsipalaiduoti ir būti super geri vertintojai. Ir tada ieškotis darbo vyno klube ar kažkur su kitoje veikloje dirbančiais šitas vyno srityje žmonėmis. Istorija, kuri jau 16 metų mane lydi, mano šeima žino, kad kartą per metus man reikia išlėkti pasibėgioti. Tai yra po vyno laukus. Ir turiu tokį limitą. Kelionių metu man yra leidžiama, jeigu važiuojame šeima, 2-3 vyndarius aplankyti.
O šį kartą išvažiuoju savaitės kelionę ir man per dieną yra leidžiama 2 vyndarius aplankyti. Tai įsivaizduokite, kokia laiminga aš grįšiu ir kaip aš dalinsiuosi šitą visą emociją, nes iš tikrųjų tie žmonės, su kuriais mes susitinkame ir kurie stovi mūsų lentynose, yra be galo dideli, yra be galo turtingi, bet tie turtingi yra savo fizinę prasme ir savo emocinę prasme. Nesvarbu, kokį darbą jūs dirbate, nesvarbu, ką jūs galvojate ir ką jūs veikiate, bet jūs ieškokite tos ryties, ieškokite tos galimybės prisiliesti prie tų savo darbą mylinčių ir jūs mylėkite tą darbą. Turbūt nieko nėra smagiau, kaip ateiti, mes tikrai gauname su kolegė daug atsiliepimų, kad pas jūs yra gera ir miela ir šilta, nes mes mylim tai, ką darom. Man labai labai patinka tai, ką aš darau. Ir šiaip gyvenime aš esu už tai, kaip sakė žymus prancūzų poetas Charles Baudelaire'as, kad gyvenime reikia nuolat būti girtam. Tai buvo žmogus, kuris sukūrė labai daug poemų, bet svaigintis galima vynu, menu, poezija ir dorybė. Kiekvienas savaip. Svaiginkitės be palievos. Į sveikatą.